Va, ką aš supratau, kad Lietuvos politikai ir iš visą tą sistemą, socialinę sistemą Lietuvos, politinė socialinė sistema, yra antiek supuvus, antiek vemalas, antiek antiek ana padaryta tam, kad tik tais, žinot, kai būna padaryta kažkokia tai sistema tam, kad padėtų žmonijai, ten DTP. Tai va čia atvirkščiai. Čia padaryta viskas, kas įmanoma, kad tik tai lietuvius sutramdyti, suniurkyti, į depresijas įvaryti, nunuodyti nuodais visokiais. Nu, daug ką negali kalbėti per YouTube, taip kad aš pasistengsiu filtruoti žodžius. Karočią visokias nesąmonės deda į maistą. O šitą aš galiu pasakyti, nes čia yra oficialiai informacija. Aspartamai, visokie rafinuoti aliejai, kurie yra chemiškai atspausti. Visas valgys yra, vienu žodžiu, nieko negalima valgyti iš parduotuvės. Viskas padarytas taip, kad mes kuo greičiau pakratytumėm kojas. Toliau, socialinė sistema padaryta tokia, kad socialinė sistema kartu su medicininė sistema. Vat kai žmogus valgo nuodijos tručias to vandeniu, kurio kiša jiems ten floridas ir visokie tenais nuodai kiša į vandenį. Žmogui palieka blogai, ansai eina pas daktarus, specialiai apmokytus, jie jiems dar išrašo dar daugiau sintetinių vaistų, kurio tik tai slopina požymius ligos. Jie niekada nenustato ligos, o jeigu nustato lygą, jie niekada jos negydo. Neapsimoka, čia yra biznis. Jeigu žmogus nustos vaikščioti ir pirkti duoną į parduotuvę, tai biznis žlugs. Taip ir čia. Reikia kuo daugiau žmonių, to geriau vaikščiotų į šitą satanistų sistemą, kad žmonės sirgtų, kad blogai savęs jaustų. Ir taip visaip yra tas visur su viskom. Nu, policijai visą yra į judos parsidavę, tenais nėra apie ką šnekėti, ane gina valdžią nuo paprastų žmonių. Va, yra propaganda iš viešų šalių, skiriasi kiekvienai šaliai savo propagandą. Lietuvai ir Europai yra sava propaganda. Rusijai, Ukrainai ir visoms kitoms šalim yra vėl sava propaganda. Nu, vienu žodžiu daro taip, kad žmonės viens kitą nekęstų ir galvotų, oi, kaip pas mumis čia dar gerai gyvenasi. Nu, o žmonės nesupranta, kad jie yra tokioj vergystėj, kurioje dar... Žinot, yra vergas, tas, kuris nesupranta, kad vergas yra pats laimingiausias vergas. Ir tokių vergų labai lengvai manipuliuoti. Tai pasakė Germanas Grefas. Jūs negalvokit, kad jūs esat nevergai. Vergus anksčiau reikėdavo pašerti ir surasti, kur jiems miegoti, reikėdavo viską tavo daryti, tai kad daro dabar žmonės patys. O tas pasakas, kurias jums rodo, kad oi, ten tos vergus žudydavo, nu, čia pasakų pasakas, ar jums apsimokėtų nusisamdyti kokį nors darbininką ir, nežinau, už 3 dienų jį nužudyti. Nu, bankrotas būsi. Vėl pasakas, pasakoja tas pasakas ir žmonės įsižioja, žiūri, nesupranta, kas vyksta. Nu. Ant kiek viskas iškrypia, visa sistema iškrypusi. Paskui renka sodra Lietuvoje, kaip kitose šalyse, tenais, kur pensionų fond Rusijoje, ten, kitose šalyse vėl dar kažkaip tai vadinasi,
Tai va, renka pinigus, tipo senukams. Nu, juokingiau negali būti, nu. Tipo, jums renka pinigus ant senatvės, kad jums duoti tenais kažką tai. Kas čia doras vodas? Kas da gyvena iki tokio amžiaus, jūs mums pasakykit. Jeigu jūs tos pinigus atiduotumėt ten anūkams, proanūkams, tai aš dar suprantu, bet ne. Čia taigi biznis, jie visur vagia. Visuose šalyse yra vagis ir jie visi už vieną ir tą patį. O padaro jums iliuziją karo, padaro malvot, kažkas ant kažko užpuolė. Nu, kaip ir su to baranavirusu. Nu, visi patikėję. Nu, žiūrėkit, koksai kazusas. Čia visos tokie šalės, visos ne tokias tiesiog. O čia atsirado baranavirusas ir visi iš karto, oi, kaip greitai čia nais. O čia karo negali nuspręsti. Nu, ginklus nereikia, jiems nereikia. Jiems reikia ilgalaikio karo, kol kuo daugiau vyriškų vyrų mirtų. Kada kai vyrai visi mirs, o tada bus labai lengvai jau tada manipuliuoti ir sakyti, čia mano, čia tava. O kad viršūniai sėdi visi satanistai, iki jūsų nedaeina, net jie rodo ženklus jau savo tos. Jie jau laimėjo, jie jau nieko neslėpė. Man labai gaila jūsų, ypač jūsų vaikų. Aš tai dar jau gana pagyvenau savo, taip, nu. Aišku, dar norėtųsi pagyventi, bet man labai gaila, kad jūs esate, nu, paprasčiausiai idiotai. Nu, prisižiūrėtų televizorių ir vaikštot ir tikit viskom, ko jums nepasako. Pasako reklamą, kad čia vat, valykite dantis, čia nais vat su Floridu, čia yra gerai. Nu, o kad kompanija DuPont gavę didžiausią įską, nu, už tai, kad žmonės miršta, vėžių serga. Niekam neįdomu. O Pfizer, kad paduotas Pfizeras yra į teismą. Dėl to, kad žmonės miršta nuo jų tų stebuklingų ukoliukų. Irgi niekas nežino, niekas nepasako jums per televizorių tokių dalykų. Nu, jums tik tais pasakoja tam, kad jūs būtumėt debilai. Nu, eitumėt, viens prieš kitą kariautumėt, nesuprastumėt. Nu. Ant kiek žmonės apgaudinėja, visus apgaudinėja. Visur ir visus apgaudinėja. Ir jūs to nematot, jūs, nu, žinot, jūs dar kažkiek tai pagyvensit, dar, nu, kaip pusiau žvėris tokie, nu, nors žvėris jie turi daug daugiau teisės ir jie daug daugiau, nu, žvėrim daug daugiau pas mane, nu, garbės negu jums žmonėms. Jūs esate tokie bevaliai. Nu. Aš jums tiek galiu informacijos parodyti, jeigu jūs galvojate ypač apie tą karą. Nu, juokas juokais. Jūs net nematot, kas daras Ukrainoje, ant kiek jūs visus tenais gaudot. Ten jūs nieko nebėra, ten ne vieno ukrainiečių nebėra. Ten 5 ukrainiečiai beliko. Visi TCK-šnikai išgaudė visus. Nu, ir nusiuntė ne į karą. Karas padarytas ne tam, kad kažkas tai laimėtų ar praloštų. Karas yra tempiamas tam, kad žūtų kuo daugiau žmonių išbelia kurių pusių. Kam? Nu kam? Pagalvokit kam. Kodėl niekas nebombarduoja tokių miestelių ten, kur tie tie su peisais vaikšto tie, nu, su kepuriukais, su peisams, negalima per YouTube apie juos šnekėti. Kodėl? Kaip jūs galvojat? Vat palei tos pačius užsakymus tie patys ir darot. O jūs antiek esate idiotai, antiek esate, nu,
Idiotai, idiotai, jo, absoliutus idiotai. Aš kai pasižiūriu per kokius nors tiktokus, šortsus, aš matau, ant kiek žmonės patapo, nu, nežinau, bežionės biški protingesnės, ne bežionės, nu tokie, nesuprantu. Žmogus tik tais jau nebegali vadintis žmogumi. Žmogus yra kažkas tai neprotingesnis negu va tasai va. Absoliutus idiotas. Neturi jokios pagarbos šiuometiniams žmonėms, išskyrus tuos, kurie dar kažkaip tik bando kažką tai daryti. Yra ir Lietuvoje gerų žmonių tokių, vat, kaip ten pasivadinasi, gyvas žmogus, ten kažkaip tai ten neprisimenu, vat yra dar vienas toksai. Yra daug gerų žmonių, bet mūsų ant tiek mažai, kad oi. Va tokie vat pyragėliai. Taip kad aš jums ir anksčiau siūliau, aš žinau variantą, kaip tą viską tiesiog tą sistemą visą suėsti, bet ir čia jie labai gerai padirbėjo ir padarė taip, kad paprasčiausiai jums to nereikia. Jums šiandien gerai gyventi ir gerai ir viskas. Va taip va, egoizmas. Va taip va, pagyvenkite truputėlį. Bus kai Kinijoje, uždėsim reitingus, kad nesispjaudytumėt, nekakotum. Mašinytė kažkas ne taip atsitiks, nebegalėsi važinėtis. Oi, čia negalima bus vaikščioti, oi, čia koks nors, nežinau, musių gripas arba dakas nors prigalvos visko, išnaikins viską, nebeliks nieko. O tokį gyvenimą jūs ir patys dar pagyvensit, ir tokį gyvenimą jūs paliksit savo vaikams. Ir jeigu atvirai, tai aš labai džiaugiuosi, kad aš dar negyvensiu kokius 200 metų. Nes aš nenoriu, nebent tik tais aš kur nors pabėgčiau, ten kur įmanoma pabėgti. Nelabai norėčiau gyventi tokiam pasauliu, kuris yra absoliučiai išprotėjęs, kuris iš viso neturi proto, kuris ant gėrių sako blogą, ant blogių sako gėrį. Pasaulis, kuris absoliučiai atsisakė protauti. Beprotis pasaulis. Pasaulis paliko be proto. Atėmė. Pas pasaulį protą pasiėmęs visus. Žmoniai pavirto debiliukais. Ir juoktis, ir verkti, ir nežinau, ką daryti, bet va taip va. Nežinau, jeigu kas yra Lietuvoje, galim susirinkti, kažkur tai kažką tai daryti, nors kažkokią tai mažytį bendruomenę nesusikurti, da gyventi šitą gyvenimą normaliai, vat, kiek čia belika, nes švabiniai tie vis tiek mūsų nepaleis, vat. Dar prigalvos ir mums kokių nors karinių pratybų. Dabar girdėjau, kad oi, čia reikia ten, jau ir mūsų jaunimui smegenis plauna, kad eikit, nusižudykit. Palei mane tai karys yra absoliutus idiotas, kuris pasirašęs savižudybės popierių. Kuris sutinka, kad jis būtų nužudytas. Absoliutus idiotas. Nieko jisai negina. Nieko jisai niekam nepadeda, nieko jisai nedaro.
viršų ten viską reguliuoja, kas kur, kada. Ir ten patikėkit manim, tenais ne dvi jėgos. Nu, kaip ten ne rusai ir ukrainiečiai, ne Hamas, Izraelis. Ne. Ten daug slaptų tarnybų, kurios kūrė tą viską, kad žmonės tik tais būtų, nekęstų vienas kitą ir žudytų. Nu, jiems reikia sumažinti truputėlį žmonių kiekį. Vat. Tai vat, jie mažina taip ir mažina biškį kitaip. Vat. Per vandenį floros, ftoridai, per valgį, aspartamai ir visokie tenais rūdžių valikliai nuo Coca-Colos. Nu, jo tada TP polufabrikatai, palmių aliejai visokie ir visokie nuodai, kad mes greičiau užsiverstumėm. Nu, taip. Kaip tas ir viskas atrodo. Nu ką, sėkmės visiems.